mergaitė mėlynų, lyg žydrinė akių. Aš žinau, jūs dabar nustebote, kodėl aš su jumis pasisveikinau ispaniškai. O atsakymas paprastas. Todėl, kad nuvykus į ispaniškai kalbančią šalis, aš galėčiau susikalbėti su vietiniais gyventojais. Va taip. Palaukit, atsiprašau, aš su jumis taip ir normaliai nepasisveikinau. Sveiki vaikai, sveikos mergaitės, sveiki berniukai. O kur tėveliai? Nagi, bėkite greitai, pasikvieskite jūs. Aš palauksiu. O, ir tėveliai prisijungia, ir mamytės. Sveiki, sveiki visi. Sutinku, vieta šiek tiek gudoka. Bet jūs neįsivaizduojate, koks čia tyras oras. Ko klausėte? Kur Barbora? O Barbora pasiliko namuose, nes jinai, kaip ir aš, mokosi ispanų kalbos. Va. Žinote ką? Jinai ruošiasi važiuoti į Meksiką. Jinai ruošiasi, jinai važiuos. O aš ne. Bet palaukit. Jeigu aš nevažiuoju į Meksiką, tai gal tada Meksika atvažiuos pas mane? Kaip galvojate? A? Mes jau esame pradėję vieną pasakojimą, kad kartą gyveno mergaitė. Na, mes nenorime dažnai kartotis ir šią istoriją pradėsime šiek tiek kitaip. Beje, šis pasakojimas paremtas tikrais ir išgalvotais įvykiais. Taigi, vieną kartą gyveno, jūs nepatikėsite, gyveno senųjų majų palikuonis Jose. Nelabai turime laiko aiškinti, kas, kaip ir kodėl, bet mūsų Jose gyvena miške. Sakote, kad visi majai miškuose gyvena. Na taip, jūs teisus, bet visi kiti majai gyvena Meksikos džiunglėse. O Jose buvo įsikūręs Airijos girioje. Jose gyvenimu tikrai nesiskundė. Žinote ką? Jis dainavo keistas dainas. Jai Jai Radha Ramana Haribo. Jai Jai Radha Ramana Haribo. Žinote ką? Jose labai mėgo gvakamolę. Ar skanu, Jose? Jau sakėme, kad Jose mėgo dainuoti. Buklinga, daili suknelė, neriniuota ir marga. Ar žinai, kad daili panelė buvo mano, buvo kažkada mama. Jose puikiai adaptavosi prie vietinės kultūros. Ne tik prie vietinės, bet prie lietuvių taip pat.
Jis labai, labai, labai mylėjo gyvūnus. Bet kartais Chose taip nuliūsdavo ir jam tik vienam buvo žinoma liūdesio priežastis. Jis labai ilgėjosi savo gimtų namų, karštos saulės ir meksikietiškų dainų. Ir vieną kartą jie aplankė toks didžiulis liūdesys, kad jis daugiau neiškentė. Alio? Jūs mane girdit? Alio? Sveiki, jūs paskambinote į organizaciją, mes jums galime padėti. Taigi, jeigu galime, padedame, jeigu negalime, nepadedame. Jeigu jūs norite užsisakyti maisto į namus, tai spauskite vienetą. Jeigu jūs norite pastovėti ant galvos, tai nespauskite nieko, tiesiog atsistokite ant galvos. Jeigu norite pasikalbėti su Barbora, Barbora. tai spauskite dvejetą. Taip, du. Alio? Alio, Barbora. Tai tu, Chose? Tau ir vėl liūdna. Neverk. Čia airiai ir taip šlapia. Aš žinau, kaip tau padėti. Nusivalyk ašaras ir aš atvažiuosiu į Meksiką. O kaip? Va taip. Hola Barbora, hola niños. Labas Barbora, labas vaikai. Jūs sveikina Daiva MX iš Meksikos. Noriu visiems skirti labai gražią dainą, tikiuosi mes ją visi sudainuosime. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Dicen que la cucaracha es un animal pequeño y cuando entra en una casa se tiene que quedar el dueño. Dicen que la cucaracha es un animal pequeño y cuando entra en una casa se tiene que quedar el dueño. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Cuando uno quiere una y esta una no lo quiere, es lo mismo que es un calvo en la calle en cuatro peines. Cuando una quiere una y esta una no lo quiere, es lo mismo que es un calvo en la calle en cuatro peines. O dabar visi kartu. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Linkėjimai visiems iš Meksikos. Kad jūs žinotumėte, kokia skani gvakamolė. Matote, kaip viskas paprasta. Laimė slypi mažose dalykuose. O mums, žmonėms, tai reikia ją tik surasti. Ir norite, aš pasakysiu jums dar vieną paslaptį. Laimė nuo mūsų nelabai ir slepiasi.
Mm.